Nu, nežinau, ką čia komentuoti po tokių rungtynių. Sudėtinga labai buvo. Pradžia ypač, buvom nepasiruošę jų geram kamuolio judėjimui, nesusikalbėjom gynyboj. Puolimas taip pat strigo, neišpildėm derinių, neįsivedėm į užtvaras, nestatėm užtvarų. Ir sužaidėm labai prastai. Čia labai daug galėčiau vardinti ir vardinti, kas buvo blogai. Ar buvo gerų dalykų? Manau, kad vienas iš tų gerų dalykų, kad paskutiniai žmonės, kas žaidė, tikrai parodė tinkamą energiją ir parodė, kaip turėjom visas rungtynės vesti save. Ir vis tiek džiugu, kad tai nepasidavėm ir kas buvo aikštelėje, sakau, paskutinį kėlinį tikrai atidirbo ir bent padarė tą skirtumą iš nepadaraus, bent jau normaliu. Man tai pasiruošimo pradžioje tas žaidimas buvo labai įdomus ir pasirašytas, kad išnes daug kroatiškų klaidų, kaip Iš tikrųjų verta pripažinti, kad gal Makedonai nebuvo kroatų lygio, bet kroatų komanda tikrai yra įspūdinga ir žaidžiant aikštelį tas labai jaučiasi, kad jie yra labai gerai organizuoti ir labai talentingi ir labai gavom gerą pamoką, nes apnuogino mūsų tas silpnybės, kurios gal neišryškėjo, kai žaidėm prieš kitus varžovus ir atrodo viskas gerai, važiuojam, mes laimėm, gerai sekasi, atrodo viskas gražu ir o čia susidūrėm su tikrai top lygio komanda ir dabar turim iš tų klaidų pasimokyti, nes tikrai mus stipriai nubaudė, parodė, kad mes nesam tokie jau geri, kai žaidžiam šitaip. Daug man tai kalbama apie paties sportinę formą, kaip jautiesi pats? Niekas nepasikeis jau, dabar kiekvieną kartą girdžiu šitą klausimą, bet yra kaip yra ir aš stengiuosi daryti, ką galiu, bet šiai dienai yra taip ir aš tikiu, kad aš galiu žaisti daug geriau ir tą bandysiu padaryti, o tas klausimas, sakau, nepakeis situacijos.